pasieks realybės šou tipo trendų. Jame pamačiau, kaip atrodo pana su permanentiniu makiažu, tiesiog apvestom ryšiai raudonom linija lūpom. Ir tai vos manęs nebaidė nuo geriausios sprendimo savo gyvenime pasidaryti permanentinių lūpų makiažą. Nes mes Permanento darbus matom tik blogus. Tu nepastebėsi gerą. jau, taip sakant, man yra metai, kur nepatikėčiau niekam kitam savo veidelio kaip profesionalui. Tai prieš metus dariausi antakius pas Viktoriją ir dabar nusprendžiau pasidaryti pagaliau lūpytes. Nes lūpas mano yra, taip sakant, sielos veidrodis, duobutės, visa kita. Tokia problema buvo, kad pas mane lūpas nelabai turi tą spalvą. Pigmentas išėjęs, kai kur iš kraštelio, kad kruopščiai padaryti jas, reikia turėti gerą profesionalą, kurio pasitikėtų ir padarytų tau normaliai, neištintų tų lūpas ir nepasigautum kokią sėpsę dar prie tą pačią. Profesionalumas realiai atsispindi tame, kad buvo daug laiko skirta atrinkti man tinkančią spalvą prie mano veido bruožų. Nupieštas lygus kontūras, tiek man šypsantis, tiek būnant mytas būsenai. Ar reikia antrą kartą daryti? Po kažkur pusantro mėnesio. Lentiniu makiažu galima sutvarkyti ir estetiką, ir kiškio lūpas formą. Atstatyti, pavyzdžiui, tą kupidoną labai gražiai formą išformuoti. Visos procedūros metu buvo naudojamas nuskausminamas tepaliukas. Skausmas 4 iš 10. Ne, daugiau. Geriausia dalis tame, kad man po korekcijos nereiks lūpyčių dažyti 2-4 metus. Todėl labai svarbu neprisidirbti ir patikėti savai profesionalo rankas. Nes juk panos tai yra ilgalaikis permanentinis grožis.